Specialisto patarimai. Tai šiandien apžvelgsime tokius pagrindinius, pačius reikalingiausius galbūt sodinius įrankius, kurie galėtų atstoti benzininį. Turėsite mažesnį triukšmą, o galingumą turėsite tą patį. Ir apie kiekvieną iš įrankių mes dar pasižiūrėsime bandymus. Nes bandymai tik tais ir įrodo, kad tai yra gerai. Ir mes matote, jau visi įrankiai šiek tiek išbandyti, tai prieš pristatydami, aišku, mes juos dar patys prasimėginame. Ar galima sakyti, kad jie pakeis visus benzininius įrankius? Na, galbūt ne, ten tie didieji miško pjovimo, reiškiasi, pjūklai, kurie ten turi ypatingą galingumą ir panašiai. Ir reikalinga autonomija, nes tu nešiesi bakelį benzino ir ten viską bandysi išpjauti. Tada tada liks čia šitoje vietoje benzinas. Bet paprastam vartotojui, kuris turi sodybą ar prižiūri teritoriją, sakysim, ir gali krautis akumuliatorius kažkur autobusiukė ar yra tinklas, tai tikrai yra labai geras sprendimas. Ypatingai dėl garso, taip pat dėl ergonomikos ir taip pat dėl galios dabar jau. Na, žoliapjovė čia ne privalumas, o turbūt būtinumas. Pas visas žoliapjoves galima tiek pjauti su išmetimu, tiek mulčiuoti, tiek surinkinėti. Ne? Turime geros kokybės metalinį krepšį, kuris nesulūž tenai uždedant, nuimant. 7 pozicijas turime reguliavimo. Labai yra gerai apgalvotas inžinierių žoliapjovės sulankstymas. Sulankstymas vyksta va taip. Tiesiog atlenkiam, tiesiog sustumiam, šiek tiek stumtelim ir žoliapjovė pasiruošus palysti kažkur po stalu. Dar yra vienas toksai dalykas, ko turbūt tikrai neturi benzinas. Galbūt tai nėra ypatingai svarbu, bet tikrai yra malonu, kad jisai turi žibintus. Galėsite pjauti dabar ir naktį. Kadangi tai bus tylu, tai naktį pjauti bus nuostabu žolę. Nu, įsivaizduok, grįžai po darbo, ne, ten 11 valandą, o reikia žolę pjauti. Nu, ir eini savo pjauni. Važiuojam toliau. Pagrindinis privalumas štai šito pūstuvo, kuris, sakyčiau, yra must have, arba dar lietuviškai pasakyti, privalu turėti, ne, kiekviename ūkyje. Tai yra ypatingai didelis jos srautas. Ypatingai didelis oro srautas ir, nu, sakyčiau, kad jisai tikrai lengvas yra. Tai šitos pūstuvas gali, nu, aš nežinau, iš tikrųjų, tokios galios už šitokią kainą, kas dar yra rinkoje. Reiktų paieškoti gerokai, bet tai yra vienas iš lyderių pagal oro srauto galingumą. Tai jeigu jums reikia ypatingai galingo pūstuvo, tai yra vienas iš tų. Ir 3 antgaliai jam komplekte įeina, ten truputėlį toliau matyti, ne? Vienas susiaurina srautą ir padaro dar stipresnį jį, kitas turi šiek tiek pakelimą, tai labai patogu lapus, sakysim, nespausti prie žemės, bet juos stumti tolyn. Ir trečias yra išplokštintas, tai reiškia, kai jūs norite tokio lyg juostą visą tai atlikinėti. Šitas super. Benzininio pjūklo pagrindiniai privalumai. Nu, nesakau, kad prieš benziną, bet būtent šitą. Automatinis grandinės įtempimas. Šviesa, tepalo indikatorius ir, aišku, kokybiškos medžiagos. Oregono geležtė, grandinė ir visa kita padaryta tikrai kokybiškai. Dar vienas variantas yra gyvatvorių žirklės. Tai pradėkim nuo to, kad geležtė yra itin kokybiška ir labai gali stambes kirpti šakas. Iki 35 šakos jai nėra problemų, ne? Ir tikrai labai maloniai pjaunas. Sukiojama rankena, patogumai, ne? Jeigu pjaunam viršui, viena, jeigu pjauname šonu, kita pozicija, akumuliatorius lieka čia, balansas išlieka kaip reikia. Rankena spaudžiasi į visas kryptis, nereikia čia sukioti savo rankų. Ir antivibracinė yra sistema, kuri labai patogiai ir labai maloniai, reiškia, leidžia ilgą laiką pjauti jūsų krūmus. Nuostabus įrankis. Beje, ilgis yra 650. Tai jau ir rimtą gyvatvorę nupjausite vienu kartu. Trimeris ir visi jo priedai yra unikalūs dėl savo sujungimo sistemos. Tai yra DCK firmos padaryta jungtis. Kiek mes ją mėginom, labai patogu, labai greitai keičiasi ir labai lengvai tai darosi. Trimeris pats iš savęs turi korpusą, tada sujungimo jungtį ir kokį norit užsidedate priedą.
Trimeriuko priedas su puikia galva, jeigu net ir nutrūko žilka, greitai ją pasitaisysite, automatinis žilkos atidavimas, viskas padaryta labai kokybiškai. Priedas šakoms, kurį mes jau minėjom, ir priedas pjauti krūmams. Taip, kad kitą kartą, kai pirksite arba galvosite, kokį čia įrankį įsigyti ir reikia galingumo, tikrai reikėtų pagalvoti ir paieškoti štai šitų įrankių pasiūlymo. Galite tai padaryti pas mūsų specialisto parduotuvėje arba pas mūsų partneris. Pasižiūrėkite, kokia kaina ir ateikite išmėginti. Tarp kitko, specialisto parduotuvėse galite įrankius pasimėginti. Galite pasimti, papjauti, vyksta demo dienos, tai mes nenorime įkišti kažko tokio, kas padarytų specialisto vardui arba RM Tools vardui užtrauktų gėdą. Tai viską pratestavę tikrai žinome. Akumuliatoriai, kaip jau minėjau, yra 3 jų talpos, 2,5, 5 ir 7,5. Unikali iš tikrųjų forma akumuliatorių, kuri leidžia aušintis, todėl tokį didelį galingumą jinai gali atiduoti momentiškai ir labai greitai, todėl tie įrankiai ir yra galingi. Ne? 58 voltų sistema, tai yra geriau negu 30 voltų, 36 arba 18. Ir tai jaučiasi ant pačių įrankių jėgos. Tai vat būtent 60 voltų sistema leidžia pasiekti tą galingumą, kurį turi benzinas. O akumuliatorių konstrukcija užtikrina saugų naudojimą ir didelį energijos atidavimą. Renkamės pagal tai, kokio norime svorio. 2,5 yra lengviausias, 5 jau sunkesnis ant pusės kilogramo, o 7,5 jau skiriasi nuo 2,5 praktiškai dvigubai. Tai jeigu reikia tos įrankius laikyti, geriau rinktis mažesnį. Ne? Ir nuostabus pakrovėjas, 8 amperų pakrovėjas, kuris įkrauna šitas baterijas per mažiau nei pusę valandos. Kiekvienas iš šitų įrankių užtikrina darbą ne mažiau kaip pusę valandos dirbant. Vadinasi, kol dirbsite, kitas akumuliatorius pasikraus. Vadinasi, kaip ir problemos, kad nelaikys, neužteks, nedavažiuosiu iki Klaipėdos su elektrinė mašina, ne? Va, tie mitai čia yra sulaužyti ir galima tęsti ir labai rimtus darbus. Tarp kitko, Vilniuje jau mačiau, kad teritoriją prižiūrinčios kompanijos naudoja būtent akumuliatorinius ir tai jau yra pasiteisinę. Taip kad benzinui ate iš principo. Jeigu jums tai reikia labai nedidelius darbus padaryti, dažniausiai taip visi ir galvoja, ai, tai man čia tai truputį ir panašiai, o po to su to trimeriu ten ir niekaip ten nepavyksta, tada nervuojasi ir nevyksta. Su šito dalyku, žinokit, neturėsit jokių reikalų. Kokią nori žolę, jums tiesiog nėra apribojimų. Taip, kad 60 voltų ir ta gama jinai didėja, todėl galima drąsiai statyti savo ūkio visus instrumentus būtent ant DCK. 3 metų garantija, puikus servizas ir gera ergonomika, didelė jėga, tylumas. Viskas vieni pliusai. Žirklės. Nebrangus įrankis, tačiau jau eina ant 20 voltų sistemos, tai reiškia stiks jūsų suktuvui, gręžtuvui, kampiniam šlifuokliui. Ir va tas daiktas, kuris čia burzgė, mum ir neduoda įrašinėti iki galo, jis visada kaip mielas draugas ateina, sako, o mane, ir mane paminė. Ir va yra vėjos robotai. Vėjos robotai iš tikrųjų yra 3 rūšių, bet šitas yra ypatingas tuo, kad labai lengvai instaliuojamas su ypatingai galinga baterija, kaip ir visi DCK įrankiai. Jis padaro savo darbą labai efektyviai ir ką tai reiškia efektyviai, tai reiškia, kad jisai skirtas 20 arų ir nupjauna 20 arų. Ir nupjauna tai per dieną. Nedaug tas padaro. Kai pradedi lysti detalės, supranti, kad DCK ne veltui turi užsitarnavęs štai tokį gerą vardą. O dabar viską išbandysime, ne? Kiekvieną įrankį paleisime ten, kur jam būtų tikras iššūkis, ne? Į aukštą žolę, į aukštas šakas, į didelius krūmus ir pasižiūrėsim, kaip jie veikia, lyginant ir galėsite susidaryti savo nuomonę, ar jie gali pakeisti benzininius ar ne. Pastūmai po staliuku ir jinai savo ilsis. Viskas, jokios priežiūros, jokių tepalų keitimų.
nieko. Svorio pasiskirstimas, tai kad jisai laikosi ant peties, yra tikrai faini. Noriu palyginti trimerio priedą, nes jeigu turėsite trimerį, kaip ir apsimokėtų nepirkti galbūt gyvatvorių žirklių atskirai, o tiesiog nusipirkti priedą, kuris leistų jums prieiti ir aukščiau, ir taip pat nulyginti ir šonus. Ir dar jisai turi laikymą ant peties, kas iš principo palengvina didesnių krūmų pjovimą, nes nereikia viso to išlaikyti ant rankos. Tai šitas priedas, sakyčiau, visiškai nuostabus ir drąsiai gali motyvuoti jūs įsigyti trimerį kartu su šituo priedu. Ir galbūt sutaupysite, nereikės pirkti atskirai krūmapjovės. Nors jeigu krūmai yra storesni, tai tam specializuota krūmapjovė darbą atlieka geriau. Jo, net ir labai storas ir nelabai patogias su šituo įrankiu labai smagu pjauti. Jis galingesnis, jo vibracija mažiau jaučiama. Aišku, rankos dirba, bet labai smagus pjovimas yra. Ir bet kokio storio. Toks jausmas, kad jam nėra per storos šakos. Va galim pamėginti su va tokia, va iš vis, va, matai ten kokio storumo va šaka. Va tokia. Manau, tą, ką norėjom, tą parodėm. Yra du puikus priedai iš DCK. Vienas yra rankinis, kitas yra kaip priedas prie trimerio. Jum rinktis. Miško mes nepjausim iš tikrųjų ten didžiulių rąstų ir panašiai. Bet mes turime pakankamai didelį pagalį ir pamėginsime su akumuliatoriniu, kaip jisai jį įveiks ir kokiu greičiu. Teisingai? Sakyčiau, kad greitis yra įspūdingas. Man tikrai netrūks mano benzininio draugo. Akumuliatorinis yra tai, ko reikia. Tyla, greitis, paprastumas naudojame. Palyginkime šitą elektrinį monstrą su benzu. Vienas dalykas, jo nereikia nei užpildyti, nei triukšmo ir panašiai. Jau šitas privalumas mes žinom. Pažiūrime, kaip jisai tvarkosi su itin aukšta žole. Nu čia jau tikrai vos ne peilio reikėtų. Pažiūrim, važiuojam. Na, manau, šito užtenka įrodyti, kad šitam aparatui nėra baisu labai aukšta ir apžėlusi pieva. Taip kad skirtumo tarp benzino jėgoje aš čia nematau. O tylumas yra visai kitas ir ergonomika yra puikiai. Pažiūrėkit, jisai laikosi pats, viskas lengvai darosi, jokio triukšmo, jokio kvapo, jokio benzino. Sudie benzinę, ate, ate. Tenai. Va. Matom nieką. Gana akivaizdus testas iš tikrųjų. Esmė yra kokia. Jeigu anksčiau buvo elektriniai, nu tokie posilpniai dalykai, o benzinas tai jau čia tie kur galingiai. Ir jeigu reikia ką nors truputėlį rimčiau daryti, nu tai jau žmogus perka benzininę, ne? Plius kaina buvo benzininio mažesnė už elektrinį. Nors sudėtingesnis tam tas mechanizmas benzininis, bet elektra vis tiek kainuodavo brangiau. Mūsų pagrindinis tikslas parodyti ir išaiškinti, kaip elektriniai įrankiai gali atstoti benzininių kainą ir koks tai yra privalumas.